Vieną vakarą mačiau tavo ašarą, kukliai suspindo mėnesienoj. Mes tylėjom. Aš apsimečiau, kad man neskauda, o ji vis kalbėjo. Tavo ašara mėnesienoj. Turbūt apie vienišo paukščio plasnojimą visatos nepažinybėje. Šaltą lapkričio naktį nesimiega. Praveriu langą. Vėjas, sumišęs su liūdesiu, svaido mano sielą. Užverčiu galvą. Dangaus audeklas švyti išdabintas. Klykteli praskrendantis paukštis. Mano puikybės ašaros byra kaip pupos. Veidą nuskaistina pilnatis. Jeigu kalbėti apie jį kaip teatro pedagogą, kaip asmenybę, kuri kūrė Klaipėdos teatrinę mokyklą, tai galiu pasakyti, kad ko gero geresnio varianto negalėjo būti. Daug smagiau asmeniškai negu per Facebooką. Aš iš to irgi... Merginos bučiuoja vaikai. Tie santykiai paremti iš tikrųjų, kad jie visada buvo tikri, jie niekada nebuvo lengvi. Pradžioj mus mokytojas maudė kaip šunyčius, grūdino, kad mes nebūtumėm ištižę. Ir kad mes vardan tos Lietuvos, vardan tos kultūros, ne apie save galvotume, bet truputėlį plačiau ir daugiau. Ir va tos vertybės ir matymas kiekviename žmoguje būtent asmenybė tokia, kokia jin yra. Ne tokia, kokią tu norėtum matyti, ne tokia, kaip tu ją nulipdysi, bet kaip ją atskleisti, kokia jinai yra iš prigimties. Tai čia yra tikro mokytojo ir pedagogo braižas. Todėl turbūt Gediminas ir yra vienas didžiausių mano gyvenimo mokytojų. Kam tu pastoji kelią? Jis myli mane, jis mane myli.
myli? Ar jis myli? Tai myli. Na tai kodėl forsuoji? Ką, neforsuoji? O kaip neforsuoji? Ką reiškia? Nu ką tai, ar tai būna, kad žmogus myli ir šaukia, kaip, kad aš myliu? Nu paviršutiniškai. Adela yra žymiai sudėtingesnė. Nu, neforsuok čia. Šalin tironiją ištraukiai, rafinuotai padaryk, o taip sudėt pirščiukais įsikai. Ir tada yra jėga. Gerai, viską tą mes padarysim, viską suprantam, šaunuolis. Ir tu būsi. Nuo pradžių. Pasakai tekstą, atsisėdai, viskas. O šitaip pradžia. Negarsiai. Kaip tylos minutė, kad sako. Vis dėlto kalbam apie meilę, apie žmogų, meilę vyrui, meilę moteriai, meilę į savo profesiją, meilę gyvenimą, meilę tėvynę. Ir čia nors irgi būna antra tragedija mirtis, jinai yra šviesi. Mes taip mėginam spręsti, kad jinai suponuoja vis dėlto tikėjimą. Kažkokį, kad tai meilės. Be meilės negali gyventi, meilės neina užmušti. Jos gaus po šitokią nuotrauką, kaip prasmingas skrydis į kūrybą, į gyvenimo verpetus, baigiant Klaipėdos universitetą. Va, Verdžio iš operos Nabuko choro yra ir žodžiai skristi, svajoti. Taigi, skriskite. Klaipėdos universiteto kiemo teatro atletas, o tu kur nors nežinau, kur Lietuvoje, kur irgi kiemo teatro. Gerai? Jau kai atrodė visos temos išsemtos. Kaip sakyti, jo, gerbiamas dėstytojas pasirodė. Ant visai širkšto stalo ir... Nu, gerą laiką turėjai. Jūsų trūko. Visada buvom Giruliuose kiekvieną vasarą ir tas viso kurso susitikimas ir būtinas jo dalyvavimas, labai saikingas, ne per daug ilgai, tiek kiek reikia, išlaikant, taip sakant, aukštą meninį lygį. Pasirodydavo kaip jaunas mėnulis, pajokaudavom, pasišpilkuodavom, bet visada paklausdavo: Živilė, kada grįši į Lietuvą? Kiekvienam turėjo savo skausmą, apie kiekvieną galvojo ir kiekvieną norėjo nukreipti arčiau Lietuvos. Daugiau klausydavosi kitais kartais, daugiau mes plepėdavom, o tą kartais labai įdomiai ir linksmai pasakojo apie savo vaikystę, apie savo jaunystę. Netgi tokius dalykus, kur, atrodo, tikrai mums anksčiau būtų nesakęs. Man technika patiko. 5 klasė aš jau vairavau mašiną. Vogta. Vieną kartą išvažiavom tai naktį, 15 km už miestą. Ir benzinas pasibaigė. Tokie vagis, bet padorus. Mes 15 km stūmėm tą mašiną, bet tie mechanikai visą jie perprato, kad čia mūsų darbas, jie pasikvietė, sako, vyrukai. Nu, prisipažinė. Ne, ką mes. Eikit, kur, kas atsitiko? Ne, nesam, gerai. Mes jums mašiną duosim važiuoti. Bet pradžiai su vairuotu. Čia tėvelio mano vaikystė ir jaunystė prabėgo. Nuo 12 iki 28 metų jis čia gyveno. Jis čia tą savo skudurinį kamuolį spardė.
šitam kieme, paties pasisiūta, nes po karo neišgalėjo tėvai nupirkti tikro kamulio. Nors ir neturėdamas sąlygų treniruotis, po metų jis jau žaidė krepšinį Šilutės rajono rinktinėje. Tėtis buvo labai smalsus ir aktyvus. Jis žaidė futbolą ir krepšinį, dainavo mokyklos chore, vaidino dramos būrelyje, o dar mėgo rašyti visokiausius šmaikščius pastebėjimus. Turėjo fotoalbumą, į kurį įklijuodavo nuotraukas su šmaikščiais aprašymais. Buvo vienintelis sūnelis iš 5 vaikų likęs gyvas ir buvo labai jau išlepintas, bet tėvukas buvo griežtas, 12 valandą, sakydavo, truks plyš, turi būti namuose. O šiaip tai buvo padykęs ir vienus metus paliko antrus metus, o tais laikais tai buvo didelė negarbė, bet jis buvo labai iš prigimties talentingas, pagavus ir greitai viską perprastavo. Man labai imponuoja mano tėčio tokios savybės, jis iš tikrųjų buvo toksai taurus žmogus, labai teisingas, tikras žmogus, paprastas ir nuoširdus, niekada nebuvo kažkoks tai puikybė ar kažkokio ego, visą laiką norėjo tarnauti žmonėm, tarnauti tėvyniai. Aš manau, labai tėvas jam turėjo didelę įtaką, nes tėvas buvo labai aktyvus lietuvininkas, labai tokio tvirto charakterio. Mikas ir Rida Šimkai Pagėgių apskrities Nemeilų kaime vertėsi ūkininkavimu. Jie buvo išprusę, vien jau dvikalbystė, kultūrinė prasme didelis dalykas. Kalbėjo, rašė, skaitė tiek lietuviškai, tiek vokiškai. Tėtis yra pasakojęs, kad jie tarpukariu turėjo ne tik dviratį, bet ir skalbyklę bei telefoną. Didžiojoje Lietuvoje tai neregėtas dalykas. Jie abu buvo aktyvūs lietuvininkai, ypač mano senelis buvo aktyvus lietuvybės puoselėtojas, visuomenės ir kultūros veikėjas, siekė didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimo. Tėvukas buvo toks teatro mėgėjas, jis organizavo visokius suėjimus, jaunųjų ūkininkų ratelius, choruose dalyvaudavo. Tėtis yra 100% etninis lietuvininkas, mažlietuvis, Šišioniškis, Klaipėdos krašto gyventojas, visaip juos vadina. Ir šita karta paskutinioji, jie išnyksta. Nepriklausomybės kovų dalyviui, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui, majorui Jonui Šimkui. Tai jis buvo mano senelio brolis. Šeima ta buvo labai gausi, 9 vaikai. Ir senelis mano, ir tas Jonas Šimkus tarp jų. Visa šeima tuo Jonu Šimkum labai didžiavosi, kadangi jis labiausiai galbūt buvo nusipelnęs Lietuvai, kovojęs prieš tos bermontininkus. Jie buvo labai susipratę lietuvininkai, labai prieš germanizaciją krašto kovojo. Tai, žodžiu, mano tėtis labai norėjo jo atminimą įamžinti ir labai didžiavosi to savo dėdę, kaip ir savo tėvų, bet gaila, kad tėtis jau nebesulaukė to momento, kai atsirado šita stela. Kiek leido galimybės, tėtis dalyvavo Mažosios Lietuvos bendrijos veikloje, prisidėjo leidžiant Mažosios Lietuvos enciklopediją, turėjo daugybę planų, ne viską spėjo įgyvendinti, bet pavyzdžiui, inicijavo Jono Šimkaus apdovanojimų parodą Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Jie kovojo iki paskutinio ir veiklą vystė, ir ratelė, ir tiek Jonas Šimkus, tiek mano, tėvas Mikas su Vidūnu yra, ir laiškas dar yra autentiškas Jonui Šimkui. Vaidinimuose dalyvavo, kada Vidūnas pats tos spektaklius yra žiūrėjęs, lietuvybę tai skleidė jie ir taip rizikuodavo. Kaip žinia, 1939 metais Hitlerio kariuomenė įžengė į Klaipėdos kraštą. Naciai senelį persekiojo, atėmė ūkį, sumušė beveik iki mirties ir jiems teko persikelti, ieškoti kažkur prisiglausti į Didžiąją Lietuvą. Štai ši nuotrauka daryta Tauragėje 1940-aisiais, kad tik prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. Joje iš gimtojo kaimo išvaryta ūkininkų Šimkų šeima. Čia mano tėvelis Gediminas Jonas Alfredas, jam 2, čia jo brolis Gintautas Alvinas Mikelis, jam 8. Netrukus seneliai išgyveno dar vieną siaubingą nelaimę.
jo brolis Gintautas rado kažkokį sprogmenį ir parsinešė ir reikėjo šardyti. O Gediminas buvo už kampą galvą iškišęs, žiūrėjo, ką tas brolis daro su kitais draugais. Nu ir aišku, kad tas sprogmuo sprogo ir tas Gintautą parnešė ant rankų negyvą. Šios tragedijos paveiktas neišgyveno dar vienas vos kelių savaičių mano tėvelio brolis. Iš viso Šimkai neteko 4 vaikų, 2 sūnų ir 2 dukrų. Čia Gedimino Šimkaus senelis, čia senelė palaidota. Vienas su mažosios Lietuvos vėliavėlė, kitas su didžiosios. Jie labai norėjo, kad mažoji Lietuva būtų prijungta prie didžiosios, tai dėl to tokios žvakutės ir didžiosios, ir mažosios Lietuvos. Ant jų antkapio lietuviškai užrašyta, ne vokiškai, kaip dauguma rašydavo vokiškai. Tai jo čia parašyta lietuviškai labai gražiai. Čion ilsis mūsų brangi motinėlė, motinėlė iš didžiosios Elskė Šimkienė, gimusi Juzupaitytė. Gimusi 1858, mirė 1932. Svietė turime smutnybės, bet danguje mume atilsis. Tėtis labai brangino savo protėvių atminimą, bet kažkaip žiūrėjo plačiau, ne tik kaip savo giminės atminties išsaugojimą. Tai buvo simbolis tokios lietuvininkų tragedijos, kad jie kentėjo ne tik nuo nacių, jie kentėjo tiek pat nuo sovietų, nes naciai juos žemino, darė visokias skriaudas dėl to, kad jie buvo aktyvūs lietuvininkai, o sovietai juos jau laikė fašistais. Ir labai jam rūpėjo ta etninė grupė, jos paveldo išsaugojimu, taip pat jisai rūpinosi. Atsimenu, jis pasakojo, kažkokio hidraulinių pavarų gamykla buvo Šilutėj. Ir jisai jau 16 metų jau ten pradėjo dirbti. Jisai mokėjo ir net geležį apdirbti. Paskui išėjo į autotransportą dirbti. Ten viską žinojo. Mašinos reikalus irgi žinojo. Tai buvo sovietmetis, deficito laikai. Nieko nebuvo. Ir todėl ir turėjo eiti. Tėvukas jo dirbo paskutiniais metais melioracijoje. Tai kažkiek ten uždirbdavo, tai juk jisai norėjo apsirengti ir dar rūkyti, norėjo būti vyru. Dienom tėtis dirba, o vakarais repetuoja. Būdamas 21 pradeda vaidinti Šilutės teatre. Vieni žymesnių vaidmenų – Ūkanis Sajos pirmojoje dramoje, Sorijanas Eduardo de Filipo, Filumena Marturano ir kiti. Atsimenu tokį spektaklį Filumena Marturano, tai 3 vyrukai iš Stomens ir iš Lemens išeidavo į sceną ir visi žavėdavosi, o šilutiškiams tai buvo didžiulis įvykis, premjeros. Nu ir tas teatras buvo jau garsus. Vėliau tėtis pradėjo ir režisuoti, pastatė spektaklių vaikams ir suaugusiems. Dar jis dirbo pastatymų dalies vedėjų, kurį laiką buvo tapęs Šilutės rajono kultūros namų direktoriumi. Organizuodavo įvairiausius renginius, Šilutės liaudės kolektyvų išvykas į dainų šventes ir panašiai. Būdamas labai užimtas, jis dar sugeba tuo pačiu metu neakivaizdiniu būdu studijuoti mechaniko specialybę Vilniaus politechnikume. Aš važiavau todėl, kad neakivaizdinė, kad galėčiau į Vilnių važiuoti spektaklių pažiūrėti. Nes visą mėnesį būni sesijoje, tai aš visus teatrus apžiūrėti. Čia turbūt svarbu Šilutė, kad čia jo įvyko pirmas susitikimas toks rimtas su teatru. Čia tėtis pradėjo vaidinti Šilutės teatre, kuris paskui gavo liaudės teatro vardą. Čia įvyko jo susitikimas su aktorium Rolandu Butkevičium, kuris ir nulėmė jo tolimesnį profesinį kelią.
1961 metais Šilutės teatre buvo pastatyta Arbuzovo pjesė Tai buvo Irkutske. Šiame spektaklyje tėčiui buvo patikėtas Viktoro vaidmuo. Vieno spektaklio metu įvyko lemtingas susitikimas su aktoriumi Rolandu Butkevičiumi. Stanislavskio 100-osios metinės pakvietė, kad jis iš Kauno atvažiuotų, vaidintų tą vaidmenį, man davė ten tokį epizodinį. Po visko suvaidinom jau čia tą spektaklį su žiūrovais. Jisai sako, o ko tu nestoji? Sakau, aš nemanau, ne, sako, aš neturiu tiek gabumų. Aš noriu žurnalistiką, man sekėsi literatūra. Ne, sako, dar gali ten suspėsi. Tik praėjus 3 metams po šio pokalbio, 1964 metais tėtis ryžosi stoti į Lietuvos konservatoriją. Tais metais vyko priėmimas ne į aktorinį, o į režisūros studijas, į neakivaizdinį skyrių. Kai mokomasis yra, reiškia, ten balkonas, aš ten visi azartinau, užduoti daryti, kad aš ten į tą balkoną vos neiškritau į lauką. Aš sako, taip ramiau. Mąstyti reikia, pagalvoti reikia. Paskui jūs tiek priėmė. Prisimenu, kaip tėtis pasakojo, kad aktorinio meistriškumo dėstytoja Irena Vaišytė po kurio laiko jam siūlė pereiti į aktorinį. Tuo metu Regimantas Adomaitis jau buvo žvaigždė, nusifilmavęs keliuose garsiuose filmuose. Tai Vaišytė sakė tėčiui, pereik ir tu būsi kaip Adomaitis. Tačiau jau buvo sukurta šeima ir aš buvau gimusi. Tai tėtis greičiausiai dėl šių aplinkybių to pasiūlymo atsisakė. O dar jam visuomet atrodė, kad darbas su mėgėjais yra ko gero prasmingesnis. 1966 metais tėtis persikėlė į Raseinius ir tuo metu remontuojamuose kultūros namuose įkūrė suaugusiųjų ir vaikų teatro trupes. Net neturėjo kur gyventi, nes daugiabutis dar nebuvo pastatytas. Tėtis glaudėsi Grimo kambaryje. Tai ne tik kultūros namuose dirbo, jis dar ir, man atrodo, mokykloje dirbo režisierium ir važinėjo dar į Viduklę. Kažkokius ten spektakliukus statydavo, turėdavo kažkokią grupę. Išeidavo ir iki pat vėlumos, iki 11-12 valandos repetuodavo. Jam darbas buvo pirmoj eilėje. Tėtis važinėjo dar į Šiaulius. Ten statė diplominį spektaklį, nes jo režisūros studijos ėjo į pabaigą. Pastatė Baidžievo dvikovą. Šita draminė novelė buvo šiltai sutikta Šiaulių dramos teatre. Vyriausiasis režisierius net siūlė jam likti Šiauliuose režisieriumi, tačiau tėtis atsisakė ir grįžo į Raseinius. Vinco Grybo sukurta Žemaičio skulptūra stovinti miestelio centre tėčiui buvo įkvėpimo šaltinis. Sovietų priespaudos laikais jis bandė atgaivinti užgavėnes, bet partijos veikėjai ne visus teatrinius sumanymus jam leisdavo įgyvendinti. Bet štai Žemaitijos zonos dramos kolektyvų konkursą Žemaičio pereinamajam prizui laimėti tėčiui pavyko surengti. Pagal šią skulptūrą buvo net sukurta medinė Žemaičio skulptūrėlė kaip prizas. Ši mėgėjų teatrų šventė vėliau išaugo į dabartines regioninės atspindžių šventes, tai yra mėgėjų teatrų apžiūras. Tėtis norėjo būti novatorius, kurti naujas tradicijas. Rengdavo, pavyzdžiui, kūrybinės teatrinės stovyklas prie Dubysos. Jos būdavo išdabintos visokiais šmaikščiais užrašais ir piešiniais. Teko ir man vaikystėje palakstyti po tas stovyklas. Manyčiau, kad jis dirbo tikrai naujoviškais metodais, sovietmečio laikais tai buvo neįprastas braižas. Jis buvo ir labai produktyvus. Per 5 darbo metus pastatė 16 spektaklių. Tarp jų Samulevičiaus Jeigu pasibels, Kasonos medžiai miršta stovėdami, Sajos abstinentas, Paršo gaudynės, Žemaitės Petras Kurmelis ir daugelis kitų. Jam teko būti ne tik režisieriumi, jis pats kurdavo scenografijas, atlikdavo kitus darbus ir aišku, tekdavo ir pačiam įsikūnyti į vaidmenį. Raseiniuose statė Petrą Kurmelį, aš nemačiau, kad jis ką nors ten skaitytų ar mąstytų, užsidaręs. Ne, nueinu į premjerą, savo gražiausiai tokį Petrą Kurmelį vaidmenį, taip gražiai suvaidino, kad visi ten alpėjo. Džiūgavo. Tėtis nesistengė, kad kolektyvas gautų liaudies teatro vardą.
nes toks titulas įpareigodavo atiduoti duoklę socializmo ideologijai, statyti spektaklius apie Leniną ir panašiai. Tėtis šito išvengė, statė daugiausia lietuvišką dramaturgiją, gilinosi į globalius klausimus. Tačiau už brandžią ir novatorišką kūrybą, aktyvę veiklą 1972 metais Raseinių teatrui buvo suteiktas Liaudies teatro vardas. Čia prabėgo jo 45 metai labai vaisingo darbo. Čia ir mokomasis teatras, ten vyko kiemo teatrų festivaliai, čia daugybė renginių visokiausių vyko, čia virė gyvenimas ir čia buvo ta vieta, kur gražūs žmonės subrendo, kurie toliau plėtojo ir vystė savo tos režisūrinius gebėjimus ir skleidė po visą Lietuvą ir dar toliau visas garsas sklido po visą pasaulį apie mėgėjų teatrą. 1972 metais tėtis pradeda dirbti Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultete. Aš galvoju, kad šviesios atminties prorektorius Jekelaitis, kuris pasikvietė Gediminą, tai buvo pats geriausias, pats tiksliausias pasirinkimas. Šiame fakultete atsiranda tokia negirdėta specialybė lituanistai režisieriai. Tai buvo filologai su papildoma mokyklinio teatro režisieriaus specializacija. Studijų programos buvo ideologizuotos, bet tėčiui pavyko tai apeiti, jis remdavosi lietuvišką dramaturgiją, bendražmogiškom temom. Prisimenu spektaklį apie stirniuką Bembį. Su šokiais, dainom, man kaip vaikui padarė didelį įspūdį. Nors tie spektakliai vyko sporto salėje, nes dar nebuvo įrengto mokomojo teatro, bet vaikai iš aplinkinių kiemų greit susižinodavo ir prigužėdavo žiūrovų pilna salė. Ir dar man kaip vaikui įsiminė spektaklis Aš ir mano moteris. Toks nevaikiškas, bet labai stilingas, pakerėjo scenografija, judesiai. Man padarė įspūdį, kad atvyko pati šios pjesės autorė Ramutė Skučaitė. Manau, kad ir tėčiui, ir visai aukštosios mokyklos bendruomeniai poetės atvykimas buvo didelis šviesus įvykis. Tik pradėjęs dirbti Klaipėdos fakultete, tėtis dar įkūrė Medienos medžiagų kombinato dramos kolektyvą, vėliau mokytojų namų novelės teatrą. Su šiais kolektyvais dalyvauja ir laimi apžiūrose, festivaliuose. Daugelį metų tėtis yra jūros švenčių karnavalų vyriausiasis režisierius. Fakultetuose režisuoja naujametinius koncertus Admultos Anos, taip pat režisavo Klaipėdos Kariljono atidarymo, Kristijono Donelaičio paminklo atidengimo iškilmes. Kaip jis viską suspėdavo, sunkiai įsivaizduoju, nes laiko skirdavo ir mums, savo šeimai. Visur suspėjo. Buvo vyras, kokių retą, sodo namelį savo rankomis pastatė. Jis mokėjo viską. Ir elektrą, ir santechniką, viską namuose sutvarkydavo. Ir mes, kai nusipirkom mašiną, tai juk apvažiavom visą Lietuvą. Nėra Lietuvoje miestelio, turbūt, kuriame mes nesam buvę. Į Rusiją nuvažiavom, mes Latviją, Estiją, visur aplinkui išvažinėjom. Tokia aukštojo mokslo įstaiga pavadinta Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultetu egzistavo neilgai. Netrukus ji buvo įjungta į Lietuvos konservatorijos sudėtį ir pavadinta Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetais. Vėliau tapo Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetais, o 1991 metais susikūrus Klaipėdos universitetui, ši įstaiga, kurioje rengiami muzikai, choreografai ir teatralai, tampa Klaipėdos universiteto menų fakultetu. Šiuo metu ši aukštojo mokslo įstaiga vadinama Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetu. Kai besikeistų pavadinimas ir priklausomybė, tai buvo ir tebėra svarbi teatralų rengimo vieta vakarų Lietuvoje. 1975 metais šalia lituanistų režisierių pradedami rengti ir mėgėjų teatrų režisieriai. 1978-aisiais tėtis kartu su aktoriumi Rimantu Nedzvecku surenka taip tuomet vadintą Liaudies teatrų režisierių kursą. Nuo 1980-ųjų jis 8 metus vadovauja režisūros katedrai. Atsimenu, parėjau namo iš darbo, koks jo ten katedros telefonas buvo. Aš galvoju, ant tyčia paskambinsiu, o gal aš jį rasiu. Paskambinu.
Sakau, kviečiu į pasimatymą. Sako, tu tikrai mane kvieti į pasimatymą? Sakau, taip, kviečiu į pasimatymą, nors turėtų vyras kviesti, bet kadangi moterų dauguma, tai aš kviečiu. Nu ir jisai, kaip buvo laimingas, atėjo į pasimatymą, mes taip gražiai pasėdėjom, pašnekėjom ir jis atrado laiką. Tėčio iniciatyva sporto salė rekonstruota į modernų mokomąjį teatrą. Gedimino Šimkaus mokomasis teatras, o čia jaunimas repetuoja, scena kokia graži. Tėvelis ima organizuoti festivalius Auksinis Amūras ir Svirplys. Juose rodomi absolventų, kurie jau įkūrė savus teatrus daugelyje Lietuvos vietų, geriausi režisūriniai darbai. Šimkus sulipdė režisūros katedrą, kai jis visada labai apgalvotai ir labai tikslingai rinko pedagogus, rėmėsi pagrindę dramos teatro aktoriais ir stengėsi pačius geriausius pakviesti, kad kuo daugiau žinių duotų žmonėm. Labai tikslingai, labai karingai ir labai nuodugniai dėliojo studijų programas, kad jis mokėjo laikyti tiesę nugarą, jis mokėjo būti įdomus visada, jis mokėjo pasakyti gerą žodį, mokėjo pabarti, kada reikia. Ir praktiškai taip ir susiformavo supratimas, kokia turi būti vadovo persona. Jis daug gastroliuodavo su kursiniais spektakliais. Pavyzdžiui, vien spektaklis Tania pagal Arbuzovo pjesę buvo parodytas 25 kartus. Tėtis daugiausia dirbo pagal klasikinę Stanislavskio ir Michailo Čechovo metodiką, bet nevengdavo ir naujovių. Jo dėstymo metodika tikrai buvo labai novatoriška. Kaip dabar yra visokie performansai, tai mes sovietmečių tos performansus per kiekvieną olimpiadą darėm. Ir su tačkom po fakus važinėjom, dainuodami ten kažkokius super tekstus sakydami, darėm šito tvenkinio teatrą, plaukėm ten kažką su šviesom, ten vakare vyko. Pasmų giesmė ten. O jie smėlio prisivežėm pilną sceną. Iš bažnyčios smilkalų, kažkokių, viskas vyko. Dirbam 28 metai ir ne su vaikais, su jaunimu, tai aišku ir suaugusių turim teatrą. Mes tiek visko čia esam išbandę su tais vaikais, įsivaizduojat per tiek metų. Ir tie vaikai būna, kad ateina nuo 1 iki 12 klasės. Tai įsivaizduojat, kiek reikia jiem kažko duoti, kad jie išbūtų su tavim. Sudominkit save, vaikai, sudominkit. Ką tarp kitko iš dėstytojo irgi esam gavę, kad reikia leisti vaikui pačiam atrasti, ką jis nori daryti. Ilgai stebim iš šalies, ką jie daro. Atrodo, jie iš pradžių kažkokia nesąmonė, bet kai jiem leidi, jie žiūri, jau ir kažkokį įdomų vaidmenį sukūrė. Mes tą irgi iš dėstytojo turim, kad negalima diktatoriškai, mes viską kartu su vaikais atrandam. Neseniai gavau metų mokytojo vardą ir Virgis yra gavęs, bet čia jau mūsų dabar problema, kaip savo atrasti kažkokių naujų impulsų, bet šiaip, kai mes atsigręžiam, kiek mes gaunam dabar atgal, kokių užaugo nuostabių žmonių Lietuvai, kokių mes gaunam laiškų, kiek mes apkeliavom su vaikais, kiek mus tie vaikai skatino nepasiduoti, ieškoti kažko naujo. Gediminas Šimkus, jis niekada mumise neplėtojo to, kad mes augintume savyje, kad mes kažkokie menininkai. Visada kalbėdavo, kad jūs dirbsit su žmonėmis, kurie yra neprofesionalai ir kad bendravimas su žmogum, įsiklausimas į kitą žmogų yra svarbiausias dalykas. Kiekvieną užsiėmimą tai akcentuojam, kad pirmiausia yra žmogiškumas ir teatras pirmiausia yra matyti, girdėti, jausti šalia esantį žmogų, net daiktą, gamtą, bet būti jautriam aplinkai. Mum dėstytojas buvo kaip šeimos narys, nes mes šeimą sukūrėm,
besimokydami antram kurse ir gimė dukrytė, mums reikėjo lopšelio, mums padėjo surasti, mums reikėjo bendrabučio su mažu vaiku. Pagalba, kurią mes gavom iš dėstytojo, iš šeimos dėstytojo, mes ją visada prisimenam. Kaip džiaugtųsi mūsų dėstytojas, jeigu jis kartu su mumis čia vaikščiotų. Man nuostabu, kaip tėtis sugebėjo suderinti tokius tarsi nesuderinamus dalykus. Jis buvo ir reiklus, principingas katedros vadovas, ir tuo pačiu svajotojas, fantazuotojas, novatorius. Jis mąstė, kaip studentą priartinti prie gyvenimo, supažindinti jį praktiškai su režisieriaus darbu. Ir štai gal pats, o gal prorektoriaus tuometinio Vytauto Jekelaičio paakintas, pradeda organizuoti vežimų teatrą. Patiems pirmiesiems, aišku, buvo sudėtingiausia. Jiems teko paplušėti, juk jie prisidėjo gaminant vežimus ir dekoracijas. Tas klajojantis teatras daug važinėjo, gastroliavo po kaimus, bažnytkaimius, miestelius, rodydavo spektaklius, džiugindavo kaimo žmonės, bet tuo tėtis neapsiribojo. Jis dar įkūrė vandens ir akmenų teatrus. Man atrodo, kad tie vaidinimai natūralioje aplinkoje buvo toks tarsi eksperimentas. Jis ir pats improvizuodavo, ieškojo ir atrasdavo kartu su savo studentais. Bandė parodyti kažkokias kryptis, gal netgi formas, metodus, kaip mes galim dirbti, kad teatras nėra vien dėžutė. Aš nežinau, kas jam atsiųsdavo, kaip ir kiekvienam kūrėjui, tas mintis ir tuos kažkokius gaudavo impulsus pats iš gamtos ir tada iš paties savo ieškojimų. Bet aš pamenu, Mosėdį labai važiavom, darėm, buvom. Mano etiudas 3 mylimos, kada plaukiam plaustais, mano šitą tokį atrodo paprastą darbą ir kaip jį pritaikėm gamtoj. Kaip man buvo gera, kad Liudvika šoka į vandenį, lenda už kažkokio krūmo augančio vandenį. Jūs pamatysite vežimų teatro spektaklį Kauno gimtadienis. Matysite spektaklį vežimų teatro. Ar žadat ateiti į teatrą? Aš gerai, ar ateiti? Į šitą vežimų teatrų judėjimą tėtis buvo įtraukęs ne tik būsimuosius režisierius, bet ir muzikinių specialybių studentus. Jie drauge ir vaidindavo, ir rodydavo įvairiausias programas, nuotaikingas gegužines ir panašiai. Per 4 vasaras vežimais nukeliavo beveik 1000 kilometrų. Patys vežimai taip sukonstruoti, kad juos nesudėtinga paversti scena. Kas mums tie pavojai? Mes jūras perplaukė po 3 kartus. Mes miegam maišuos tik tai po 2. Visur keliaujame, visur drauge. Uodų sukandžiota linksma gauja. Nemėgstam lūkstančių, mes kaminų. Nemėgstam ančių, grasių, purvinų. Gamta geriausias draugas sojoje. Keliauja mūsų kandžiota gauja. Ir po velnių visi tegul eina, kurie dainas miega išmaino, kurie nemėgsta. Ne tik kūrybinė prasme, bet ir ta žmogiška prasme tai susiveda, kad mes turėjom tas aplinkybės būti kartu ir kad ir vandenį, ir vežime, ir buvo labai svarbu tas žmogiškumas, kad kažkaip pajaustume vieni kitus, mokėtume išgyventi tokiom sąlygom.
Tai vėl tam tikras ir grūdinimasis, ir grūdinimas. Tai yra forma, kaip žmonės gali apsijungti, kaip gali labiau vieni kitus suprasti, kaip atsiskleisti, išsiskleisti. Buvo ir vienas rimtas tėčio pasekėjas, jo studentas Gintaras Nasutavičius, vėliau Alytuje įkūrė vežimų teatrą Provincija. Per 6 vasaras vežimais klajodami po Dzūkiją, rodydami spektaklius, jie nuriedėjo turbūt daugiau nei 1000 kilometrų. Plačiakranis nuotykių sapnų, lunatiko bičiulis tai mėnulis, o šokus salė vasaros dangus. Man atrodo, kad šita tėčio atgaivinta trupių ant ratų tradicija, siekianti labai tolimus laikus, yra unikalus reiškinys Lietuvoje, gyvavęs sovietmečiu, sąjūdžio laikais ir nepriklausomybės atgavimo pradžioje. Man pavyko pasiimti iš Gedimino Šimkaus analitiko būdą. Jis labai gilus analitikas buvo. Visų gyvenimo reiškinių, spektaklių ir meno. Labai būdavo įdomu, tyliai, ramiai kažkur, netyčia, jeigu tu važiuoji ir mašinoje su juo dviese kalbėti, ar kur nors ant kelmo, aš nežinau, ar ant kažkokio suoliuko kažkur mieste, pačios vertingiausios mintys ateidavo iš jo. Kur mums visą tai, žinoma, reikalinga kaip duona. Paskui mes perinterpretuojam, perdarom, mes patys jo studentai augam. Tekdavo mums būti, sakykime, komisijoje kažkokio atspindžių tenai, kur tikrai negali švaistyti žodžiu ir turi pasakyti tiksliai ir aiškiai. Jis nedaug žodžiaudavo, bet taip išmeta 3, 4, 5 sakinius, bet jie yra į 10. Ir dabar kas čia yra, tai yra jo tolima numatyta perspektyva. Apie Kelmės mažąjį teatrą kalbu. Yra daug studentų, kurie irgi taip pat paplito savo veiksmais, darbais unikaliais. Aš niekada nesutiksiu, kad Gediminas Šimkus tik tais, reiškia, ugdė profesionalius režisierius. Taip, jis tą visą tą darė. Bet jis labai gerai suvokė mėgėjų teatro specifiką, mėgėjų aktoriaus specifiką. Tam, kad galėtume režisuoti, reikia susikurti tai, ką jisai mokinamas, susikurkit savo galimybės kurti meną. Už jūs nieks nesukurs. Pati didžiausia vertė mėgėjų teatre yra režisierius. Kiek jis turi mokėti, kiek jis turi būti psichologas, kiek jis negali balso pakelti. Daug dalykų yra. Jis kažkaip netyčiamas to mokino. Valia! Vyriškai taip draugavom, taip kaip pedagogas ar studentas tame santykyje, bet jau jis visada man norėjo gero.
Ir turbūt gal ir džiaugiasi, kad man čia kitas ir sekasi. Pirmosios Dauguviečių premija, pirmoji, antroji. Tai pirmieji skambučiai Šimkui. Todėl, kad kažkaip, tai su kuo kitu, jeigu ne su Šimku. Kaip gera! Ar tau patinka lėlių teatras? Įdomu. Įdomu, ar būtent su Rambu įdomu, tokia technologija, tai? O kaip vaikai žiūri? Gal keista, rankos išparodo tam? Ne, vaikai labai maloniai priima, jie iš karto supranta, kad čia lėlytė ir jie priima juos kaip žmogiukus. Kaip jums atrodo, ar jie fantazuoja kartu su jumis? Aišku, fantazuoja. Jie jūs pralenkia gal kartais? Būna ir taip. Jaučiat spektaklį? 1988-aisiais tėtis tampa teatro ir choreografijos fakulteto dekanu, tais pačiais metais jam suteikiamas mokslinis pedagoginis docento vardas. Jis yra ir universiteto senato narys, ir pirmininkauja menų fakulteto tarybai, ir turi galybę kitų pareigų. Jis galėjo būti profesorium, jis galėjo pasiekti labai daug. Šiuo požiūriu tikrai jam buvo nesvarbu. Jis niekada nelipo per kitų galvas, niekada nesiekė karjeros. Jam buvo svarbu studentai, jam svarbu buvo darbas, pastatyti spektaklį, studentus išleisti. Jis važiuodavo į kiekvieną jų premjerą, į kiekvieną jų spektaklį, padėdavo net nuvažiavęs spektaklius pastatyti. Tėtis savo studentams yra labai reiklus. Neapsiriboja vienu kursiniu spektakliu, ieško vis naujų formų. Pavyzdžiui, vienas kursas buvo pasiekęs absoliutų rekordą. Studentai sudalyvavo net 9 mėgėjų teatrų festivaliuose, per 3 metų pastatė 9 spektaklius. Tai net 3 kartus viršija studijų programą. Tėtis ir toliau ieško, kaip praturtinti režisūros studijų programą. Iš tų ieškojimų 1997 metais gimė Klaipėdos universiteto kiemo teatras, o jau po metų 1998-aisiais tėčio iniciatyva surengiamas pirmasis kiemo teatro festivalis. Kiemo teatro įkūrėjas ir šio festivalio kalbininkas docentas Gediminas Šimkus! Čia vilkintys ekspresyviais kostiumais studentai pasitinka savo dėstytoją. Netrukus šiame festivalyje jie suvaidins ištrauką iš legendinės Keturakio komedijos Amerika pirtyje. Saulutė ritinėjas danguje ir šiaurys tikriausiai neatpūs mums tamsių debesų. O dabar iškilmingai skelbiu pirmąjį Klaipėdos universiteto kiemo teatro festivalį ir jo vartus atvertus. Pernai šiame kieme buvo atidarytas Klaipėdos universiteto kiemo teatras, o šiemet sumanėme katedrą mūsų pamėginti sukviesti į pirmąjį kiemo teatro festivalį savo absolventus su spektakliais. Labai džiaugiuosi, kad mano buvę studentai, absolventai gan plačiai Lietuvoje yra pasklidę ir miestuose, ir miesteliuose. Ir ne vienas jų sėkmingai dirba ir sukūrė savo teatrus. Tai čia ir Joniškyje, ir Rokiškyje, Jonavoje, Kelmėje, Skapiškyje. Daug yra vietų, kur sėkmingai jie dirba. Lietuvoje įvyksta į metus apie 30 mėgėjų teatrų festivalių. Įvairiose vietose, tarptautinių festivalių, Kelmės, Rokiškio, Interrampa ir Trakų festivalių ir taip toliau. Yra didžiulis pakilimas mėgėjų teatrų. Visur pilnos salės.
žmonės eina noriai vaidinti tuos teatrus. Mėgėjų teatras yra labai stiprus Lietuvoje teatras. Kai nuvažiuojam į vakarų šalis, tai specialistai pavydi, kad Lietuva turi netgi štai mokykloje, kurioje yra ruošiami režisieriai, profesionalai, bet su tokio dar tam tikrą ir metodiką, kaip dirbti su mėgėjų teatru. Garsas apie Lietuvos mėgėjų teatrą sklinda po visą pasaulį, tad nenuostabu, kad į Klaipėdos universitetą studijuoti režisūros veržėsi žmonės iš užsienio. Režisūros katedra buvo surinkusi net ne vieną tarptautinį režisierių kursą. Mano tėvelis dirbo su studentais iš Skandinavijos, jam pavyko juos uždegti kiemo teatro idėją. Su jais pastatė keletą komedijų – Sololos Kvailių kaimą ir History of Lithuania pagal Erlicko kūrybą. Itin svarbus įvykis tėveliui buvo pirmojo viešo lietuviško vaidinimo Palangoje, garsiosios keturakio komedijos Amerika pirtyje 100-mečio minėjimo iškilmės. Tėtis buvo šio svarbaus Lietuvos kultūrai renginio organizatorius ir jungtinio mėgėjų teatrų vaidinimo režisierius. Tėtis norėjo, kad jo žodžiais tariant, po 100 metų vaidintų visa Lietuva. Ir iš tiesų į Palangą susirinko per 30 mėgėjų teatrų kolektyvų. Caro žandarai bandė kliudyti vaidintojams, o dar pliaupė lietus. Tačiau, kaip matyti, žiūrovų nuotaika pakili. Jungtinėme vaidinime dalyvavo 11 teatro kolektyvų. Čia pasikeisdami vaidino daugybė agotų, vinculių, bekampių, bekampienių, faipčikų ir kitų personažų. Ši lietuviškumo dvasia spinduliuojanti šventė tėčiui padarė didelį įspūdį. Vėliau jis rašė prorektoriui Vytautui Jakelaičiui: "Dar gyvenu Palangos spektakliu. Tokia laimė pasitaiko tik kartą gyvenime. Jūs neįsivaizduojate, kokia laimė buvo dirbti su šių teatro aktoriais ir režisieriais. Repeticijų metu tvyranti aura man asocijavosi su jausmais Baltijos kelyje. Kokie žmonės, kokie jie talentingi. Galingas mūsų mėgėjų teatras. Tik gaila, kad valdžioje esantis ne visi suvokia, kokią dvasinę ir kultūrinę misiją jis atlieka." Kieno ta troba? A jūsų? Tėtis sugalvojo ir kiek rizikingą projektą – jau minėtą komediją suvaidinti Kalotės sąvartyno gyventojams. Praėjusią naktį nebombardavo taikinių Serbijoje. Spektaklį, Amerika pirti, Amerika pirti. Amerika, 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 Amerika. Dėstytojas, ir jūs čia gyvenat? Ir jūs čia gyvenat? Sutikom netyčia. Į spektaklį sekmadienio rytą su vaikais, šunimis, apsiprausę, apsirėdę, švariais rūbais susirinko beveik visi sąvartyno gyventojai, apie 40 žmonių. Tėtis sakė, kad ko gero nuoširdesnės publikos nebuvo matęs. Po spektaklio viena moteris atnešė lauko gėlių, o keli žiūrovai net apsiašarojo, negalėjo patikėti, kad ši šventė buvo surengta būtent jiems. Šis spektaklis nebuvo vienkartinė akcija. Kalotės sąvartyno gyventojams vėliau jau su kitu kursu buvo parodyta Gabrielės Petkevičaitės bitės komedija Ponios ir mužikas.
Kodėl pasirinkote būtent šią pjesę? Todėl, kad jinai yra labai aktuali ir tai yra kolektyvinis darbas, sprendėm kartu su studentais. Tai yra labai aktuali pjesė apie žmonijos gyvenimo sąvartyną, taip pasakyčiau. Žinai, Jacekai, va dabar tai jau tikrai galiu sėdėti su tavim. Man labiausiai rūpėjo turbūt, kad tai yra labai nūdieniška pjesė mūsų tokiam šiandieniniam gyvenime ir kai žmogus išeina pro tas duris iš savo namų, yra tokia aplinka pakankamai žiauri ir vis žmogų žemina, muša ir jis čia parėjęs išgyvena visą šitą. Mano spektaklis yra, norėjusi, kad įtraukti į studijų programą, kad galbūt būsimieji studentai tapę režisieriais pabaigę galėtų su tokiu spektakliu mono, reiškia, yra kitos truputėlį specifika darbo, jis pigiau galima jį išvežti į užsienį, reiškia, parodyti visą. Todėl čia, taip sakant, daugiau studentų labai. Jis visada kartodavo režisieriaus, neišmokinsi, jis turi pats išmokti. Bet tuos gebėjimus, kaip bendrauti su žmonėmis, kaip bendrauti su neprofesionaliais aktoriais, kaip bendrauti su vairių kitų profesijų žmonėmis, kaip repetuoti, kaip organizuoti repeticijas, kaip suvesti visus spektaklio komponentus į vieną, kad tas spektaklis būtų žiūrimas ir paveiktų žiūrovą. Jis visą tai perdavė savo studentam. Jis mokėjo jiem taip sudėlioti viską galvoje, kad jie nebijotų eiti į gyvenimą, kad jie nebijotų klysti. Jis mokėjo suteikti profesiją žmonėm. 130 yra bakalauro studentų, režisierių jo parengtų ir 30 magistrantų. Studentai jį labai gerbė, labai mylėjo. Vita, brevis, es, ars, longa. O tas reiškia gyvenims trumps, bet mens yra amžinas. Jisai ne tik, kad su jais atsakingai ir nuoširdžiai dirbo, bet jis pabaigus padėdavo kiekvieną įsidarbinti, surasdavo, į kur tai Anykščius, tai Zarasus, palaikydavo ryšį visą laiką, jam skambindavo. Pirmoji ar antroji laida, kur 40 metų jie kiekvienais metais pas kažkurį vieną iš tos grupės susitikdavo. Iki pat jo išėjimo iš šio pasaulio. Jis buvo atsidavęs darbui, juk jis dirbo iki pat mirties. Per 45 pedagoginio darbo metus tėtis pastatė daugiau nei 20 spektaklių, tarp kurių Mareckaitės Gedimino sapnas, 5 mylimos arba kaip surasti šeimos laimę, Šaltenio Škac mirtie visado Škac, Labišo pono Montoduano 37 su, Mackonio Julijona, Čechovo jubiliejus ir daugelį kitų. Man atrodo, kad ir jo paties gyvenimas buvo tarsi surežisuotas. Išleidęs 12 režisierių laidų 2012 metais, jis grįžo prie to paties, nuo ko ir prasidėjo jo pedagoginė veikla. Jis vėl buvo pakviestas dėstyti lietuvių filologijos ir režisūros specialybės studentams. Man buvo netikėtumas, kad pasikvietė kartu dirbti ir mane. Įdomiausia, kad po beveik 40 metų grįžo prie tos pačios pjesės. Ramutė Skučaitė, aš ir mano moterys. Ir vėl į premjerą atvyko poetė Ramutė Skučaitė. Ta pjesė teko statyti, tai buvo pirmasis menų fakulteto mokomojo teatro spektaklis. Aš ir mano moteris. Lauksiu. Ačiū. Tokie vartotojiškumo dabartiniai tokie laikai yra ir tie sąžinės dalykai, jie nueina į antrą planą ir šeima tradicinė, tokios vertybės, netgi meilė, jinai tampa kažkokiame atgyvena, tai dėl to mums pasirodė tai svarbu ir studentams. Jauni žmonės šiandien 21 amžiaus, kad atrodo kartais nuostatos jaunimo visai kitokius ar ką, tai vieningai priėmė. Tai mus tiesiog tas procesas, tas ir mokomasis, tai toks jaudinantis, tikras ir nuoširdus tapo.
O jums nešalta? Ne. O miegot norit? Tas toks požiūris autorės į meilę, tokia tikra, tyra, švarę, į sąžinę, kada atsisako disertacijos žmogus, reiškia šiandien truputėlį tie materialiniai dalykai, visai kiti dalykai yra. Labai nuoširdžiai dirbo studentai, ačiū jiems. Išleidęs į gyvenimą šį kursą, tėtis dar dirbo su kitais studentais, vedė įvairiausius seminarus, važinėjo po Lietuvą kaip teatrų ekspertas, dalyvavo teatrų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose, seminaruose, kasmetinėse mėgėjų teatro apžiūrose, te gyvuoja teatras, Baltijos rampa, juk jis yra keliavęs po įvairiausius teatrinius forumus, kongresus, po visą pasaulį, nuo Čikagos, Kanados iki Pietų Korėjos, nors ir aktyviai jis dirbo iki pat paskutinių savo dienų, bet šis spektaklis, žiūrint iš dabarties perspektyvos, man atrodo kaip savotiškas simbolinis atsisveikinimas. Jo išauklėti mėgėjų teatro režisieriai yra pagrindiniai ambasadoriai pasaulio scenose. 8 metus aš vadovavau Šiaurės Europos mėgėjų teatro alijansui, kurį sudaro 11 šalių Skandinavija ir Rytų Europos, Baltijos šalys. Tada buvau pasaulinėje asociacijoje, ekspertų taryboje. Tai ne vienas festivalis neapsieidavo be Lietuvos mėgėjų teatro ir tų mėgėjų teatrų vadovai, režisieriai Gedimino Šimkaus auklėtiniai. Tai yra viskas, tai yra rodiklis. Pasaulyje Lietuvos mėgėjų teatras yra rodiklis, kur reikia eiti ir kaip daryti, kaip dirbti su mėgėjais, kokia turi būti ta produkcija. Tai čia tuo viskas ir pasakyta. Viskas yra Gedimino perteikta ir be Gedimino paruoštų režisierių būtų visiškai kita situacija. Jie yra pats svarbiausias ir jie ugdo tuos aktorius ir tęsiasi viskas. Jisai visus suprato. Dirbančius režisūrai, nedirbančius režisūrai. Svarbiausia jam buvo žmogus, kad jis eitų į tą Lietuvą, nes nepaprastai mylėjo Lietuvą. Tai buvo asmenybė, kuri buvo tokia vientisa ir žmogus, ir teatro pedagogas buvo viename. Jisai buvo tas vienintelis, viską sudėliojo į lentyną, surinko visą informaciją ir išleido knygą Mėgėjų teatras Lietuvos kultūroje. Kai mes leidom Mėgėjų teatrą, tai nebuvo nė vieno laikraščio, kur nebuvo jo parašyta. Paskui, kai jisai ėmėsi tam laikraščiui vadovauti, tai yra viskas. Tai yra istorijos sukaupimas, tai yra vertybė, tai yra brangenybė ir galima tik pasvajoti apie tokį pėdsaką teatriniam gyvenime. Ne tik teatriniam, kokios jūros šventės, kokie karnavalai. Lietuvos ir Šiaurės Europai ir visam pasaulyje jisai buvo žinomas, gerbiamas. Jo vietos niekas neužims, tik tai galės mokytis, nes tai yra neišsenkamas šaltinis, tai ką jisai padarė ir kiek jisai davė. Kažkaip taip. Pala dar. Aha, gal gerai. 12? Kurio metu? Visą laiką. Visą laiką? Salės apšvietimą. Tik tai salės, scenos nereikia. Sceną laikom tamsę. Už 15 minučių žiūrovus leisim. Kai mokiausi pas docentą Gediminą,
tai jisai labai būdavo, mes sakydavom, ūkiškas režisierius. Ir kai buvom studentai, mus tas erzindavo, nes jisai ateina ir visą laiką viską tvarko, viskas turi būti tvarkinga. Čia tvarkingas užkulisis, kodėl tokius palikot, kad čia per batai, kas čia per rekvizitas, viską paslėpkit. Ir mes, nu tai koks skirtumas. Taip žiūrėdavau, taip iš šono į Gediminą ir galvodavau, vat kaip žmogui taip svarbu. Ir kai jau pradėjau dirbti su savo aktoriais, aš ateidavau anksčiau prieš repeticiją. Čia kažką įkalti vynį, padažyti, patempti, patvarkyti. Ir staiga prisiminiau, kad mes irgi ateidavom prieš paskaitas ir Gediminas jau būdavo paskaitoje prieš mums ateinant. Ir žiūriu, viskas sutvarkyta, padaryta, sustatyta, padėta. Jam už tai nieks nemokėdavo, tai nekontaktinės valandas, bet jisai ateidavo, pats supirkdavo visus įrankius, iš savo pinigų padarydavo dekoracijas, mes nieko neturėjom daryti. Man įsirėžė tas jo tvarkingumas, disciplina ir tas ūkiškumas, kuris yra labai gerai. Ir teatre jo iš tikrųjų reikia tvarkos. Ir kai aš pradėjau darbuoti su savo aktoriais, iš karto pasidarėm taisyklių sąrašą, kas kaip tvarkosi. Ir iš Gedimino aš išmokau tų pagrindinių dalykų tokios tvarkos teatre. Kolektyvinės tos kūrybos, kad teatras yra komanda, nėra vieno žaidėjo. Visi esam komanda ir visi padarom tą spektaklio audeklą. Nieks neaudžia jo daugiau ar mažiau, visi vienodai įdeda indėlio. Nieks nepajudina, gerai. Kiek valandų? 15. Eikit, palauk, dar ne. Man kažkaip buvo labai svarbu palikti atminimą jam, nes visi didūs meistrai savo vardui turi ar tai mokyklas, ar kažkokias veiklas, ar teatrus. Ir aš pamaniau, kad jo garbei, jo darbams vainikuoti, jo atminimui tikrai toks teatras turėtų atsirasti. Esu labai be galo jam už daug dėkinga ir šitas teatras tai mažiausiai, ką galėjau kaip atsidėkojimą padaryti. Ir dar labai tikiuosi tai, kad mes apginsim šitą vardą ir jis bus vertas šito Gedimino Šimkaus vardo. Nes, kad nepadaryti gėdos. Gediminas vis laik sakydavo, teatras yra šventovė, arba dirbk šventai, arba neždinkis lauk. Skamba žiauriai. Jisai mums būdavo durys užrakina, jeigu pavėluoji, neįeini į paskaitą, visi greit kaip štikai sėdėdavo. Jisai mus bardavo, jeigu mes ten neteidavom repeticiją dėl kažkokių darbų ar ten veiklų. Ir aš tik vėliau supratau, kaip iš tikrųjų tai yra svarbu. Jisai galėjo eiti kokius profesionalius teatrus, statyti spektaklius, būti antras Gaidys ar Nekrošius, bet jis pasirinko pedagogo darbą. Tai iš tikrųjų dėkinga jam, kad jisai su jaunais žmonėm dirbo. Jam buvo svarbu, kuo gyvena šiuolaikinis pasaulis ir kad mes, jauni žmonės, irgi tai matytume, nebūtume atli kitų skausmų, nebūtume atli melui, kažkokiam juodinimui, kad jaunas žmogus ugdytųsi atsakomybę už viską, ką jis daro ir už tai, kokiame pasaulyje jis gyvena, jis irgi yra atsakingas. Kaip norėčiau, kad jis būtų. Kaip norėčiau, kad jis ateitų, kaip daug dabar norėčiau jo paklausti. Labai daug. Ir negaliu. O kai buvau studentė, ten protestas, viskas ten ne taip, viskas negerai. O dabar tu branda gal kažkokia, nežinau, tu supranti tas dalykus, įvertini ir ačiū Dievui, kad grįžta tie dalykai. Ir grįžta jo mokymas, grįžta jo žinios. Kažkaip jaučiu, kad jis su mumis. Jaučiu, kad jis šitą teatrą žiūri, šypsosi ir tikiu, kad jis laimins mūsų teatrą ten iš viršaus. Vienu žodžiu, išeinu iš spektaklio, kiekviena jūsų labai pakėlėta, pasimokiusi ir galvoju, dabar darysiu taip, darysiu kitaip ir būsiu geresnė iki sekančio spektaklio. Kažkaip likimas taip į tą darbą kažkaip. Vat kokie jūs šaunus esate. Ir ten kiekvienoje laidoje yra. Ar ten ir dažniau, ar mažiau bendrauji, bet tavo gyvenime kūrybiški žmonės. Jie yra tokie įvairūs, tiek tu gauni daug savo gražos tokios. Kiekvieną dieną tau rūpi, tu rašaisi, tu mastai ir galvoji, kaip tas žmogus, ko tas žmogus, ar aš gerai padariau, kad aš taip. Ir kai jau dabar 11 laidų, tai yra apie 160 žmonių, ne profesijos to darbo su tais jaunais žmonėmis, tu pats viduj kažkaip neleidi savo pasenti arba vis neieškoti žinių kažkokiu, tai kraitis yra. Bet jūsų toks tikras ryšys yra. Toks tikras ryšys, nieko nėra galvota.
Yra dalykų, kur žodžiais neina išsakyti, gal ir negadinkim šito reikalo. Taip kad ačiū jums, sėkmės visiems. Ir ateikit tu, ateik rašyti. Gal režisierių pataps, na nekara čia. Nu, painolė. Po 4 metų. Ačiū. Su ateities tikslais. Super. Ačiū, kad atvažiavote. Dėkui jums, dėkui jums. Iki pasimatymo, iki. Keliautoja didžioji, ja? Nu tai atleiskite, jeigu kas būdavo ne taip, studijų metais, gal ką nors. Va taip. Buvo gerai. Seniai atleista. Nu tai ačiū. Tai sėkmės jums, geriausios, ja. Gerai, vaikai. Ačiū. Sėkmės jums. Einam patikrint, ar tikrai. Ar įmanoma? Nes pirmą, taip supranti, tyliai atėjo. Savo ašarom vilgiau tavo pėdas. Pameni, sakiau, kad susitiksim. Rankomis susikibę, striktelsim per nesusipratimų bedugnę. Užčiuopsiu tavo didelio šilto delno, kiekvieną linkį ir tą įtemptą sausgyslę. Prisirpus žolė, pasidengus rasa, kutens mūsų pėdas. Vienu ritmu kvėpuosim, virpantį, klegantį rytmečio paukščiais orą. Paglostysiu tavo skruoste įstrigusią granatos keveldrą. Nusijuoksim. Taip lengva bus bėgti, tėti.